Na štai atvykom į žvejybos vietą. Gražu čia. Dringio ežeriukas. Nu, bus matyt, kaip čia mums seksis. Vienu žodžiu, varom per žolės, kad įsistumti į plačiuosius vandenis. O va kaip. Seno modelio GPS viskas. Nu, pirmas taškas, pirmas metimas po ilgų ieškojimų ir Vilius jau lopa, jau įsisiepė. Pažiūrėk kokį. Sako, į blogą ežerą atvarėjai. Atsimkite žodžius atgal. Namba guma. 2 gumas tokias turiu ir liko jau tik viena dabar. Parodė. A girdėjai, už praeito žvejybos tai gal pats didžiausias iš tų visų. Gražiai atrodo. Gražus ešerys labai. Spalvos geras, ne? Vilius kol kas visai smagiai čia pradėjo rytą. Va. 2 metimai, 2 žuvys. 2 metimai, 2 žuvys ir nu ką, smagiai. Ai, gerą turiu. Pažiūrėk. Kas čia gal lydeka čia? Ne, ešerys. Pažiūrėk koks. Burbulinis. O čia tai tema. O tik. Kai, vyrukai. Sako Vilius, kur tu čia mus atvežei? Dabar turbūt jisai jau nepyksta. Koks gražuolis. Jėgelė. Pirmas kivimukas šiandien, bet va, koksai smagutis ir va. Liuks, gerai atsidarinėjom, varom. O, prašau. Visi atsidarėm iš vieno taško. Gytis irgi gerara. Ir tokie stiprus, nesakyk. Smagus. Nu, visai gražus irgi. Bet ant dropšoto, žiūrėkim, piliūrijai. Ant vėžiuko, ne? Apačio yra dar jų hebra. Pas mus? Gerai. Būtų pabėgęs. Gražuolis. Ai, koks geras. Nu, liuks. Pafilmuosiu biškį. Gal kibimą nufilmuosiu. Bandau pagauti ešerį. Pasikeitėm visi sistemas į džigrigą. Su džigrigu pagauti 3 ešeriai kol kas, o ant dropšoto 1. Spalva 3 ešeriai balta mėlyna, 1 užkybo ant vėžiuko. Masalas irgi neaiškus. Bus matyti. Radome ešerių, jie pavieniai tokie, kaip sakyt. Ne didelis būrelis, bet yra. Ir stiprus. Smagu. O, Vilius jau kokiom tai slaptom kortom pradės žaisti. Nu, balta mėlyna gal veiks? Gal spalva, o gal forma, aš nežinau, kas čia veikia. Reikia bandyti. Viską. Tas tik pabėdavo. Prašauna, sako, prašauna. Va ir dar prašovė. Dabar klausimas, ar viršus, ar viršužė. Uždėjau naują masaliuką. Sakau, gal pavyks. Va, kokia žuvytė, žiūrėk, šviesi. Nu, mailiuką tipo. Geras. Ai. Nu, parodyk nugarytę. Nu va, iš pirmo taško plaukiam toliau ir galim, kol plaukiam, kalbėti apie masalus. Tai
Kas užkibo ant ko, tai va, džigrigas ir žuvytė. Va tokia. Ir dar vabaliukas suveikė. Bet čia pagavo su vabaliuku Gytis. Tai va toks suveikė. Ant dropšoto. Nežinau, bandysim kažkaip kažką burti. Gal tokį kokį. Kaip varlytę. Nu, atidomi, kybo ant dropšoto ir ant džigrigo. Pavyzdžiui, su galvakabliu net nepabandėm, ne? Tai kad į šlaitą nelabai ir noris bandytų galvakablį. Nu jo. Pabandėm realiai. Aš pabandžiau čia burašką, bet nei turėjau net neprisilietimų. Kol kas džigrigas. Tiek reikaliukų. Toliau bandom ieškoti. Lės prasidedam. Va, šeriai, žiūrėk, kur stovi. Va. Prie kliuvinukų. Mailiaus buvo ir ešeriai. Jo, čia ešerys. Šitas mirguliuoja, va šičia ešeriai. Bandysime įkalbėti. Atvykome į dar vieną tašką. Ne. Pirmi metimai vyksta. Ne. Žiūrėk, kaip sukinė žuvis. Žiūrėk. O, išvėjo mailių. Reikia varyti tenai. Belintuojami spiningai. Pažiūrėkit, kas darosi. Raudės kaip turškėsi tuoj. Aik tu savo, kiek čia jų. Va, fuk, kai delfinai, na. Žiauriai geras. Tuoj bandysime gal jas pagaudyti. Pagalvosim. Va, antras taškas ir visiems kibimai buvo. Net Vilius užsisodino. Dar gerai sulinkęs kotas. O, žiūrėk. Normalus ešerys. Bet matai, spalva visiškai jau dzin. Ant bet ko ir ant dropšoto pradėjo kibti. Nu. Reiks gal keista girdėt, gal. Ant dropšoto pradėjo gaunasi kepti, reiškia. Nu, parodyk biškį. Oi, gražiai jie tos raudės, kai šokinėja. Netoli mūsų. Va, nu, smagutis. Nu, va, bandysim pagauti raudę. Taškos, jeigu spėsim, aišku, daplaukti iki jų. Va taip, va. Va čia, yra žuvyčių. Pažiūrėkit, koks masaliukas. Bus tai bus. Ir čia va žuvyčių. Plaukiam ir diskutuojam, sakom, kad labai Va, žiūrėk. įdomiai stovi žuvis dringyje. Giliai labai ganėtinai. 9 metrai, kur randam ešerį. 10, 8. Ir labai dar jisai toks, kaip sakoma, pasimėtė jie taip labai. Randam va šonę, bet ir va tai va randi po 5, po 4. Nebandom, negaujam, kaip sakyti. Stebuklų nėra. Ir kas geriausia, kad randi mailių, bet šalia mailiaus jo nėra. Jis vapšė kažkur toks pavienis. Įdomiai. Nu, ar čia va likti, bet čia kaip į lydeką daugiau panašu jo. Nu, žiūrėk, dabar va plauksiu, kur pasižymėjau šiuos. Bandysim surasti. Štai va vietinis dėdė įsinkaravo su 2 inkarais ir bandys gaudyti su plūdėm. O kitas vietinis dėdė. Kitas vietinis dėdė va ką daro. Lašinukų užtraukia, valgysim. Gerai bus. Ten toliau dar Anachebra lydekas gaudo. Šiaip ežeras, sakyčiau, eksploatuojamas normaliai. Valčių sutinkam nemažai. Galvau bus mažiau. Nu ką, skanaus, pietus. Na ką, plaukiam toliau. Turim 1 valandą dienos ir nieko gero nerandam. Visiškai. Kur tikėjomės, kad bus prie upelio ešerių. Paskui dar kitoj vietoj lemba kaip krato. Tai irgi neradom. Tai gal dabar bandysim plaukti į tą pačią pirmą vietą, kur pagavom.
ir ten aplinkui kažkaip ieškoti, nes atrodo, kad visas ežeras tuščias. Mailiaus radom porą vietų labai gražiai daug, bet ešerio nėra. Arba jis neišėjęs iš duobės, arba kažkur jisai pasislėpęs. Sugalvojom iš Dringio ežero nuplaukti kitą. Pasirodo yra upelis ir upeliu galima perplaukti. Tai vad bandysim plaukti į kitą ežerą. Nes čia Dringį visą praplaukėm, nerandam ešerą, nors tu ką ryte radom. Tai radom, o taip, kaip randam vieną kitą. Po 2, po 3 labai va tai va. 2-3 būreliai ir viskas, ir daugiau nieko nėra. Įdomiai. Dabar varysim kanalu. Bus gerai. Va kokiu plaukiam. Tarpeklio. Visai įdomiai. Daug ežerų susijungia. Ir galima perplaukti iš vieno į kitą, iš kito dar į kitą. Smagiai. Įdėsiu va nuotrauką, bekalbant, kur čia mes plaukiam. Čia galima taip paplaukiati įdomiai. Tai va. Jokios žuvytės nesimato. Jo, jokios tikrai žuvytės nesimato. Va, žiūrėk, čia matos vieta kažkokia gal. Ar čia šiaip gal tarpas? Šiaip gal tarpas. Šiaip. Nu, bet kad va pamatytum mailiaus ar ko, ne? Nieko nėra. Va, mailiukai 2. Yra keli. Čia va palei dugną yra keli. Geras, ne? Čia tai kriauklyčių yra va, pilna. Bet žinai, kad kokių lydekų, sakytum, galėtų būti, ne? Na. Nu, įdomiai. O kuojos, nu. Geras upelis, sakyčiau. Va, žiūrėk, kiek mailiaus. Kas čia lydeka griebė jūs? Nu, arba būtų sugandų. Ne, didelė žuvis kažkokia. Bum. Jei jūs ten pavairuokit, nes aš tai pakėliau, čia man eis. Neis čia man. Tai po tiesai pakėlės į tiesiog neplaukinėt. Va, koks tai upelis, prikolas. Iš dar Dringykščio plaukiam į Asalnus, ar ne? Į kokį ten kažkokį? Lūšiai. Į Lūšius, jo. Ešeriukų taip. Jo, žiauriai daug ešeriukų. Kaip smagu per gyvenvietę kažkokią plaukiam. Aplinkui namų. Va. Lūšių ežeras, va, žiūrėk, į Lūšių ežerą. Čia su baidarėm plaukia, reiškia. Kita. Po tiltu mes. O, kaip praėjom gerai. Žiūrėk, meškerė suplūdė. Nereikia meškerės, niekam. Plūdinė. Čia tipo pagauna gal žuvų. O, išplaukėm į Lūšių dabar ežerą. Čia įdomu. Į vieną pusę vienas ežeras, į kitą kitas. Didelis irgi ežeras labai. Va. Pabandysim, čia gal kažką atrasim. Tai va, atplaukėm į 4 ežerą. Iš Dringio į Dringykštį, iš Dringykščio į Lūšius, o dabar į Asalnus atvarėm. Turniepo ežeras. Labai faina vieta. Kur nori ten plauki, kokių nori ežerų. Čia turėjom kibimą vieną, bet tik tai tiek. Turbūt grįšim atgal į Dringį. Ir arba baigsim žvejybą, arba dar pabandysim vienoj vietoj. Kurį ryte pagavom dar, nu nebent taip kažkaip. Tai va. Ir po 100 tūkstančio metimų. Nu, ilgai girdėtas garsas. Pažiūrėkite. Tamsus, ne koks? Gerai. Dringį pagavom, Dringykštį nepagavom. Lūšius nepagavom, Asalnuos yra. Prikolas. Nu koks.
Mažylis. Va, vėlis arba čikės pasidarys. O, Tas gerai. Na tai gerai, atėjo labai geras laikas jums, žiūrovai. Paskelbsim konkursą. Prieš keletą ten tų filmukų žvejojom seliavas ir buvo paskelbtas konkursas. Buvo galima laimėti meškerytę ir 2 sistemas su bemasaliniam muselėm. Taigi jūsų dėmesiui dabar bus skelbiami laimingieji ir sveikinu visus laimėjusius. O mes žvejojam toliau. Štai grįžom į savo vietą, vėl į dringį ir vėl mes prie bonkės. Be bonkės nieko nebus, aš sakau. Viskas prie bonkės. Bet žuvies nėra, ne? Ryte, va, kai buvo išėję, tai buvo. O taip kažkaip dieną pasitraukė ir šis neberandam. Mailiaus yra, aplink mailių nieko. Kažkur ešerys ar duobėj sulindęs, ar kur neatrandam realiai. Vakame reikalas. O, po mumis, žiūrėk. Va, radom mailių, keletą simboliukų, pabandysim. Paskutinis taškas ir jeigu ne, tai ne, ir namo. Ešerėje jau pavaikę. Taip. Oba, vėlis ant tų žodžių. Smak. Užsidarysi, žiūrėk. Yra papačia dar. Žiūrėsim, gal Žiūrėk. Atėjo, matai, paskui. Geras. Kalbant apie masalus, jeigu tai irgi neaišku, ko kimba. Ant bet ko. Atsitiktinius, kai tik keiti ant vieno užkimba, tai Man kitų. bent jau, nežinau, man žuvytės imitacija, ta prasme, žuvytės forma. Nu, vat ir aš, va, kiek nukandau uodegų, tai grinai žuvytės. Metimai, va, tokie bus dabar. Čia 2-3 tai gražus praėjo ešeriai. Nes ešerių būrelis praėjo šalia. Kaip be būtų keista, bet praėjo kažkas. Nu. Gal dar pagausim po vieną kitą. O, blin. Nesupratau, per mailių praėjau, bet net nekibo, tik tru. Gal į valą, žinai, atsitrenkė. O, kibo. Bet nedidukas. Bet matai, čia netoli, kur ir tu pagavai, tai man čia ir kibo. Nu, nenukandau. O, žiūrėk, nukandau per pusę. O, perkando per pusę guminuką. Nu, tu šitie žulikai. Ką O, čia? kaip išvėjau viską greitai. Pabandysiu va tokį uždėti belį kokį. Tantą kokią uždėti gal. Geltoną. Bus matyt, ar kips ar ne. Metimas netolimas. Bet matai, kimba dar tai atbalais dantim. Nu, tu nemažai degyčių nutempė šiandien. Palyginus. Nors ryte tai tikrai ėmė gerai. O, ryte tai godžiai, kalė kaip reikalas. Bum, ir yra. Nu, vaiko. Nu, yra Na, kažkoks vaiko. būrelis. Na, vaiko. O, kaip atrodo. Oba, turiu. Palikau, žiūrėkam, pauzės, matėjai? Būreliai pafilmuoti. Durže gal nieko? Eik. Nu. Kas čia? Žiūrėk, visai spalva kitokia. A, iš geltonas, ko uždėjau geras. Bet pačio ešerio. Nu, gal Jis iš gylio jie čia? Iš gylio atėjo šitas. Jo. Šitas iš gylio atėjo. Bet ar tu matei, aš palikau jau ant pauzės. Palaikiau. Bet va. Ir kalė. Žiūrėk, viskas, akumas. Holotas išsikrauna, bet va atėjo ešerys, va matot, va. Grinai rodo, kaip išlindo. O, man nuduso. Nu ką, visai gal vakaras dar smagus. Bet gal pauzę bandyti didesnę daryti. Padaužyti ir pauzę. Ir palaukti. Aš čia ganėtinai padariau nemažą tokią. Padaužiau kažką čia makalau. A, aš pasilinkiu pažiūrėti echolotą. Nu, norėjai filmuoti. Nu, ir užgulė vėl.
Geras. O, vyti. Visi, karoči. O, žiūrėk, jis ant drapšoto pagavo. Nu, užsidarimas neblogas, sakyčiau. Ant vakaro. Kibimų yra ir pagaunam kažką. O, geras. Nu, bet tai matai, žiūrėk, ir atėjo iš tikrųjų ešeriai. Taip, atėjo. Atein. Va tau. Nu, vakarinukas, žiūrėk, pradėjo daužyti gerai. Bet jį ten kažkur. Čia Visai šitam gražus jau krašte. šitas. Nu. Nu, vakarinis įdomus. Spaudžiam. Bet, sakau, jie tokie stiprus. Ai, nu neblogas ešeriokas, tai ko norėt. Ir ką norėt. Ir dropšotas suveikia. Nudringė plėšrūnai, pagaliau užsiuto. Šitiek praplaukta ežerų, girdi. Bet vėl irgi, pauzė. Ilgesnė pauzė. Jo, pabeldi ir palaikai ir tos pauzės. Sakyčiau, labai įdomi, čiakim. Turi jį vis tiek išerzinti, kaip sakyt. Ganėtinai stipriai turbūt. Išlaukti reikia tą pauzę. Man tai kaip sunku tą pauzę išlaukti. Bet kol kas pasiteisino tas išlaukimas. Eik tu savo 2 kartus. Blin, taip gražiai ėmė. Ir dar neblogas buvo. Įsivaizduoju, svejas turbūt nuo kažkur, ne? Seka. Ir vis tiek neišlaiko ir Išerzini ir būt. jo nervai. Vėliavas kaip gaila, nepakirtau. Šiaip geras buvo. Turbūt guminuko nebus. Žiūrėk, abiejų nėra. Priekin? Nei vieno. Tai vienas kliovas ir kitas. Išreiškė ir surinko. Nu, šokit. Nu, va. Nuvalgė. Būdą reikia sudėti naujus. Va, taip paveriu. O ant viršaus žuvytė jau šiandien bus 4, turbūt tokia. Jo. Ai, net neturiu. Ai, turiu dar vieną. Bet gal uždėt pabandysiu. Va tokį žalią. Nu, nors kybo tai ant tokio. Gal tada ant kokybo. Skaidrus toksai masalėlis. O, gytis. Ir nepakirtai, ne? 2? Ai, na ir aš sakau prieš tai. Plėšikai. Ir jie va čia netoli dasyvė kažkur. Gytis iššovė. Gražu. Nu, visai normalus pradėjo kit, Normalus sakau. standartas labai. Vat ir vakarinis. Nieko niekur. Šlindo saulė, pasikeitė oras eilinį kur. Ir va tokie pečkinai duoda. Visai gerai. Po tokio užsidarimo dar paieškotas. Ir aš gumą gal būsiu atradęs, ar girdi. Oi. Dar ne paskutinis, reiškia, buvo. Bet jau mažėja kalibras, jau, reiškia, pieškos jau beliko. Turbūt nuėjo didį arba. Arba ateis dar. Blin. Kybo. Ai, nepakirtau. Bet visai prie valties, jis čia man kybo. Ir tu netoli pagavai valtis, ar ne?
Uodegos yra. Netoli metimukai. Bet neateinama, pirmąjį tai ėjau čia būriukai. Ėjo pro mus, o dabar nesimato. Gal vėl dabar, va, gal iš Gyčio pusės atėjo dabar. Žinok, čia ta. Bliai. Buvo toks lengvas, žinai, atsargus. Tik. Nes va ten ir mailis, matai, pradėjo dešiniau šokinėti vėl. Nu taip, tai neišvažiuosim šiandien. Sakom, paskutinis taškelis ir jau kapaujam. Nemažai mes čia. Bet kai kimba, kaip važiuosi namo. Negalima. Nu, vienu žodžiu, užsidarinėjam turbūt jau iš tikrųjų, nes sumažėjo kalibras, sako Gytis. Oi ne, mano šitas visai nieko. Normalaus kalibras. Gražus, baisiai spalvytės, kur tau. Jo, grinai numečiau ir į mailių bupt. Ir va tenai. Ir liuks, užkibė. Nieko, žiūrėk, gal pas Gytį. Duoda gerai. Nu. Nekyla. Kurgi? O, gražu. Labai faina. Samčioka. Ai, turi. Bet va, spalvytę atradom, jie salotytį. Žiūrėk, įspjovė šeriuką. Tai maitinasi jie. Gyvačiokai. Geras. Salotas, nu. Nurašytas spalva, šitą mano gyvenime naudojama. Nurašėm spalvą, reikia atgal atrašyti. Liuksusinis. Jau. Gerai. Užsiuto Gytis. Bet vakarinis. Brač. Žiūrėjau Gytį ir kalę, prikin. Vakarinis geras. Smagus. Bet pilvai tai dideli. Ai, labai gražus išreičiai. Vėl įspjovė į mailiuką. Bet jie pradėjo maitintis ant vakaro, matai, reiškia. Pasikeitė oras. Išlindo saulė. Nu, gerai. Ir lupam mes čia juos. Vėlius jau susidėjo meškerį ir ant to, kai susidėjo, pradėjo kipt. Būna, tiek. Būna, Padlas visai. Būna gyvenime visko. Va ir viskas, išplaukėm į krantą. Ačiū Dringiui už gerą vakarinį. Gerai, išgelbėjo, smagiai. Ant vakarinio pavarėm. Rytinis buvo labai geras, paskui visą dieną tuščia ir vakarinis geras. Užskaitau ežeriuką. Ačiū jam, ačiū jums, kad žiūrėjot ir susimatysim jau kituose mano video, mano ir mano draugų. Turbūt tai pamastėm, sakom, gal darysim turnė po ežerus. Dabar aplankėm Dringį, kitą kartą gal Sartus, gal Čičirį kokį. Ai, nes atsibodo Kauno marios, Elektrėnų marios pastoviai atsibodo. O čia vat įdomu, atvažiuoji, kažkas naujo ieškai, nežinai nei masalo, nei gramų, nei vietų. Šiaip iš tikrųjų vietų gražių radom, nemažai. Nu ir va kelios iššovė, tai vat reikia to ir pasidžiaugti. Šiaip čia graži gamta, smagu. Tai iki dar kartą susimatymų kitose video ir nežino, kaip rytėjau.